Sveiki visi. Nutariau įrašyti video. Galvojau apie webinarą, kurio tema turėjo būti detoksifikacija ir detoksikacija, esminiai skirtumai, bet viską gerai pergalvojus supratau, kad tiek trūkumas informacijos, tiek ir per didelis kiekis informacijos jis mažai kam yra naudingas. Žmonės ima klaidžioti, pasimeta, pradeda daugiau domėtis, skaityti, daro išvadas, skubotas išvadas ir nuklysta nuo tako. Pirmiausia, kodėl šita tema? Todėl, kad pajutusi poreikį pati savo organizmo funkcijas atstatyti ir išvalyti, giluminiai išvalyti organizmą, kaip tą aš dariau 2004 metais, atsiradus tam poreikiui, aš sukūriau palaikymo grupę. Tai yra grupė, kuri vadinasi Raw Detox ABC ir pavadinimas yra pagal temą, nes iš tikrųjų tai man pačiai tenka prisiminti viską, nors be galo daug žinau, bet vėlgi informacija vis papildoma nauja ir naujomis žiniomis, vėl labiau, kad dabar pati asmeniškai išgilinuosi į savarankiškai nagrinėju visą didelę programą, mokymo programą, kurią yra sukūręs daktaras Morse. Ir kaip jūs žinot, greičiausiai, kad jisai užsiema diagnozavimu iš akių rainelės ir pagal tai yra sustatyta visa programa žingsnis pagal žingsnį, žingsnis prie žingsnio, vienas prie vieno su visom nuorodom, su video įrašais ir taip toliau. Ir tą medžiagą aš nagrinėju. Ir todėl atsirado poreikis, sukūriau grupę ir aiškinamės visi, kas yra detoksifikacija ir kas yra detoksikacija, kokie esminiai skirtumai. Yra ten nemažai medžiagos prirašyta, bet žmonės vėlgi, nežinau kodėl, gal žiūrint ir klausant geriau įsimenama tie dalykai, negu kad atskirai skaitant. Tai aš trumpai priminsiu, detoksikacija tai yra procesas, kada yra sustabdomos tam tikros medžiagos, ar tai būtų nuodingos, sakysim, alkoholis ar narkotikai, arba netinkama mityba, pavyzdžiui, tie vadinami fast food, yra tiesiog sustabdoma tokia mityba ir keičiama kokybiškesnė mityba, sakysim, žaliavalgystė, gyvų maistų mityba ir panašiai. Tai tas taškas, kada į organizmą nustoja patekti nuodingos medžiagos ir baigia detoksikacijos procesą. Nuo taško toliau prasideda jau detoksifikacija ir jinai arba vyksta natūraliai, arba yra specialiai žengiami tam tikri žingsniai pagal planą, pagal protokolus, sąmoningai pasirenkant greitį, metodus ir principus ir tada jo organizmas valomas. Aš noriu visus atkreipti dėmesį visų tų, kurie mano, kad 5 ar 7 dienų detoksifikacija yra puikus dalykas. Tai nėra detoksifikacija, tai yra tiesiog poilsis, kūnui poilsis nuo maisto. Taip, tai yra reikalinga, taip, tai yra svarbu, bet tikėtis ir galvoti, kad to pakanka ir organizmas vėl atsistatys ir funkcionuos, yra mažiausiai naivu ir aš nei gąsdinu, nei perdedu, bet iš tikrųjų organizmui išvalyti, jeigu, sakysim, žmogus net neturi kažkokių tai labai rimtų didelių sveikatos problemų, organizmui išvalyti reikia nuo 3 iki 5, o kartais, jeigu yra ligos atveju, nuo 5 iki 7 metų, atstatinėti tinkant valant, bet ir atstatinėjant žmogaus gyvybinės funkcijas. Tai yra be galo svarbu suvokti. Vien tik valyti neužtenka, išvalius reikia dar sugebėti ir atstatyti organizmo funkcijas. Kai ruošiausi webinarui, kai galvojau, kad vis tik tai bus webinaras, aš prašiau grupiokų žmonių, kurie renkasi toje grupėje, surašyti klausimus. Deja, atsirado tik tai vienas žmogus, kuris pilnai ir išsamei suvokė, ką jisai daro ir uždavė keletą klausimų. Aišku, ne visi jie yra apie vien tik detoksifikaciją, bet iš esmės aš pasistengsiu trumpai atsakyti. Klausimas, kaip vyksta detoksifikacijos eiga organizme. Pačią eigą nusakyti yra labai sudėtinga dėl vienos paprastos priežasties, nes mūsų kiekvieno kūnas yra individualus, mūsų kūno būklė yra visiškai individuali ir visų labai skirtinga, kas reikalinga vienam gali netikti kitam, todėl yra esminiai žingsniai. Ir pirmiausia, visokia ir bet kokia detoksifikacija prasideda paprasčiausiai nuo žarnyno peristaltikos skatinimo, nuo žarnyno valymo. Jeigu žmogus nesituština kiekvieną kartą pavalgęs, kaip jūs žinot, aš kartoju ir kartosiu,
kad žmogaus viduriai užkietėja. Tai norint kažką padaryti, reikia pirmiausia pradėti nuo žarnyno. Reikia prieiti tašką, kada mes kiekvieną kartą pavalgę tuštinamės. Kai viduriai labai užkietėja, yra patartina arbatos, žolės ar kažkokie tai mišinukai, kurie padeda tą padaryti, jeigu natūraliai neišeina. Tada sekantis žingsnis yra, sakysim, limfos suaktyvinimas, kiek galima daugiau. Tai labai gerai padeda padaryti, sakysim, keletas dienų maitinantis vien tik vaisiais, arba labai padeda suaktyvinti, išjudinti limfą, antinksčius ir inkstų veiklą vynuogių valgymas keletą dienų iš eilės, arba paprasčiausiai apelsinų, greipfruktų su citrina, sulčių mišinukai geriant 5-7 dienas priklausomai nuo žmogaus būklės. Ir tokiu būdu organizmas yra išjudinamas ir paruošiamas detoksifikacijai. Bet atminkim vėl vieną, kad jeigu jūs pasiryžtat detoksifikacijai, bet nežadat keisti savo mitybos įpročių, aš siūlau iš karto negaiškit laiko, nevarginkit savęs, nestresuokit ir nekankinkit savo organizmo, nes, kaip sakiau, detoksifikacija be detoksikacijos yra bevertė. Todėl reikia pirmiausia pergalvoti, ar tikrai jūs esat pajėgus, ar jums atėjo laikas keisti mitybą, įvesti daugiau gyvo maisto arba pereiti visiškai gyvą maistą. Čia vėlgi pasirinkimas. Ir tai nėra būtina, tai yra vos nedrastiška. Jeigu, sakysim, žmogus valgo gyvulinės kilmės produktus ir nori staiga išvalyti organizmą, geriausias ir lengviausias ir visiems prieinamiausias būdas yra 24 valandų vandens gėrimas per savaitę. Skirkit vieną dieną savaitėje, nieko nevalgykit ir gerkit tik tai kambario temperatūros vandenį. Ir tai darykit kiekvieną savaitę pusę metų. Ir jūs pajusit, kur jums reikia eiti, kur jūs norit būti ir kaip jūsų organizmas į tai reaguoja. Tai būtų patarimas tiem, kurie įtarė, kad turi problemų, kurie norėtų kažką keisti. Pradėkit nuo to. Tik vieną dalyką prisiminkit, kad dieną prieš gėrimą vandenį, prieš gerdami vandenį, vieną dieną prieš atsisakykit gyvulinės kilmės produktų. Ta dieną valgykit lengvą maistą, daugiau troškintų daržovių ir gerkit papildomai skysčių. Priminsiu, kad geriamas vandens kiekis yra skaičiuojamas labai paprastai, kad vienam kūno kilogramo svorio, vieno svorio kilogramui kūno masė, vienam kilogramui kūno masės reikia 30 mg vandens. Ir pagal savo svorį pasiskaičiuokit vandens kiekį ir stenkitės jį išgerti. Tai atsakant, kaip vyksta detoksikacijos eiga organizme, kaip ir aišku, reiškia labai individualu ir reikėtų sąmoningai susipažinus su medžiaga, apgalvoti savo tikslus, susirašyti kalendorių, planą, nes mes visi dirbame, visi turim asmeninius gyvenimus ir sutalpinti viską į vieną yra sudėtinga, todėl yra būtinas planavimas. Ir kokia seka ir kokie galimi simptomai kiekvienam etapui, vėlgi seka priklausys nuo to, ko jūs siekiate, kaip greitai norite tą padaryti, kaip labai jūsų organizmas yra nualintas ar užterštas, ar tiesiog jau yra ligos simptomai. Nes atsiminkit dar vieną dalyką, pradėsit valyti organizmą, pradės aštrėti požymiai ir atsiras tokių dalykų, apie kuriuos jūs net nenutuokėt galbūt, sakysim, ir mano atveju, ar ne. Aš grupėje rašiau, yra visas dienoraštis 3 savaičių, kaip sekėsi ir kaip viskas vyko. Mano pačios nuostabai, kadangi inkstai nebuvo pajėgūs, limfa buvo per daug tiršta, kad sugebėtų inkstai limfą išvalyti per šlapimą, tai paprasčiausiai trečias inkstas, kaip yra vadinama, oda, ėmė šalinti toksinus ir atsirado, iš pradžių maniau kaip kad bėrimas, bet paskui paaiškėjo, kad prasidėjo vos ne dermatitas. Taip, kad ir dabar jisai dar yra, dar dėmesį nepranykę, bet aš turiu derinti ir savo sveikatos klausimus ir detoksifikaciją su darbo grafiku, taip kad, žodžiu, kad aš žinau, kur aš esu, kadangi turiu patirties, žinau, kaip aš iš to išeisiu ir šitas pradinis vandens gėrimas 3 savaičių laikotarpis buvo tik uvertiūra į mano 90 dienų sulčių programą, kurią pradėsiu vykdyti greičiausiai gegužės mėnesį. Taip esu suplanavusi, o kaip Dievas duos, bus matyti. Jeigu per smarkiai vyksta detoksifikacijos procesas, kaip jį pristabdyti. Tie, kurie naudojasi Dr. Morse protokolais, jie tą padaro labai paprastai vietoj vaisių ir vietoj, reiškia, tam tikrų žolelių ekstraktų. Jie
išgeria žalių sulčių arba suvalgo salotų, jeigu jie visi pereina prie žaliavalgiškos dietos, kiek galima greičiau, kad būtų lengvesnis procesas, bet iš tikrųjų, kaip sako, tas lengvumas vėl neaišku, nuo ko priklauso. Jeigu detoksifikacija labai stipri, staigiai atsiranda sveikatos pablogėjimo arba atsiranda kažkokia tai negalia netgi, sakysim, tai geriausia labai rimtai pristabdyti procesą, luktelti savaitę ar dvi, kol būsit pajėgus toliau tęsti ir vėl pradėti kad ir iš naujo, nuo vaisių, nuo sulčių ir paskui jau, kaip sako, įsivažiuoti iš naujo. Be detoksifikacijos procesą pristabdo chlorofilų prisotintos sultys ir žalios daržovės, salotos, ypač lapinės. Ir stenkitės detoksifikacijos metu nevartoti jokių riebalų, nes riebalai taip pat ne tik prislopina, pristabdo, bet netgi ir apsunkina. Juo labiau, kad suaktyvėja ir tulžis, ir kasos veikla, ir kepenų veikla, žodžiu, kad labai daug fermentų ir juos apsunkinti riebalų skaidymu būtų neprotinga. Kitas klausimas, kas vyksta organizme, jeigu vaisiai nesunokia? Ryšium su detoksifikacija, sakyčiau, bet koks nesunokęs vaisius rūgština organizmą, o rūgštinga terpė, jūs kaip žinot, sukelia mums daug didelių problemų, taip, kad nesunokia vaisiai ir iš tikrųjų dažniausiai vaisiai nesunokia parduotuvėse ir netgi turgų patenka, jeigu tai nėra sezono metas, tai geriausia vengti, aš todėl ir laukiu būtent ankstyvos vasaros, kad galėčiau būti tikra, jog vaisiai ir daržovės bus ganėtinai kokybiški, kad galėčiau sutvarkyti savo organizmą iš vidaus. Kokius vaisius tinka maišyti tarpusavėje su daržovėmis? Geriausia visiškai nemaišyti, bet jau jeigu tenka, kaip sako, mes gyvenam Lietuvoje ir tie visi tropikiniai vaisiai mums yra, kaip sako, valgom, norim valgom, bet iš tikrųjų tai turėtų pakakti, stenkimės išmokti valgyti tik tuos vaisius, kurie yra mūsų zonoje. Ir nemaišykim su daržovėmis, jau jeigu visai neišeina. Atsiminkit visada, ar kokteilis, ar sultys, turėkit bazinį produktą, trijulę, kaip aš sakau. Tai yra salieras, saliero kodai, žalias obuolys, agurkas, po to petražolės, kalendras ir kitokios prieskoninės žolelės. Tiesa, pavasaris dabar vėlgi perspėju, nepadauginkit, nes visi norėsim tų žaliais ir dilgėlių, ir garšvų, ir pienių lapelių ir panašiai. Yra 36 laida, atrodo, žalios skonis, ten yra apie tai kalbama. Taip, kad atsakant į tą, kokie deriniai yra tinkami maišyti su daržovėmis, stenkitės nemaišyti, jeigu kitaip neišeina. Tai klausimų būtų tiek, nes, kaip sakiau, gal kurį ir pražiopsojau, bet iš esmės tai mano tikslas buvo jūs supažindinti su dviem skirtingais procesais, detoksikacija ir detoksifikacija, ir perspėti, kad tie, kurie norite valyti organizmą, tiesiog turite tam pasiruošti ir morališkai, ir psichologiškai. Be to, kad jūsų kūnas tuo metu valysis fiziškai, atsiminkit, kad mes esam daugialypės būtybės ir mūsų emocijos, ir mūsų jausmai, ir mintys taip pat yra fizinio kūno dalis, mūsų jausmų ir patirčių įspaudai yra mūsų fiziniai plotmei, taip kad bevalant organizmą fiziniai plotmei bus taip, kad iškils emocijos, atsiras baimės, atsiras neaiškus sudirgimas, dirglumas, pyktis, visa tai teks jums praeiti, todėl iš tikrųjų, kaip sakau, jeigu nedarykim saviveiklos, nežinot, klauskit, ieškokit atsakymų, derinkit tuos atsakymus su tuo, ką žinot. Ir tiesiog taip pat noriu prašyti, negydykim vieni kitų socialinėse erdvėse, kaip mes tą įpratę daryti. Liūdna, žinokit, paskaitau Facebooką ir liūdna darosi, kaip mes labai lengvai pasiduodam tam tokiam, sakyčiau, žinau, man sakė, aš girdėjau, aš skaičiau, bet ar iš tikrųjų mes įsisavinom tą informaciją ir iš tikrųjų mes padarėm viską ir patikrinom prieš, kaip sako, kaip patarlė sako, 9 kartus matuokit ir tik 10 kartą kirpkit. Ir neskubėkit dalintis savo patirtimi, kuri, kaip sako, vienkartinė arba atsitiktinė. Aš nenoriu nieko pažeminti, nenoriu nieko, kaip sako, ir savęs išaukštinti ir iškelti. Tiesiog stebiu atidžiai viską, kas vyksta ir deduosi į galvą, nes žinau, kokia didelė atsakomybė yra man pačiai prieš save ir prieš jūs dalintis tokia svarbia informacija.
Dar ką norėjau pasakyti trumpai, nes dar truputį laiko turiu, kol kamera užstatyta 20 minučių. Žodžiu, kad negana to, kad aš praktikuoju Dr. Morse ir studijuoju ir nagrinėju jo mokymus, Dr. Morse medžiagą, bet taip pat labai atidžiai ir intensyviai nagrinėju Lou Coronos metodą, kuris organizmo valymą paspartina ir paintensyvina fermentų pagalba ir probiotikų pagalba. Mano pačios nuostabai, kadangi šį kartą 3 savaitės, kai geriau vandenį, aš pati vartojau probiotikus su fermentais vienoj kapsuliai. Tai iš tikrųjų rezultatas, sakyčiau, žarnynas atsistatė, ypatingai plonasis atsistatė labai lengvai ir labai greitai. Ir kodėl galiu tą pasakyti? Todėl, kad Viktorija Butenko yra pastebėjusi ir rašiusi vienoje iš savo knygų, kad jeigu jūs suvalgot burokėlių ir sekančią dieną, nereikia sekančios dienos, 4-5 valandų bėgyje, jeigu jūsų šlapimas pasišlapinus, matot, kad jisai raudonas, burokėliai nudažo jūsų šlapimą ir jūs tuštinatės taip pat raudonai, tai jūsų žarnyne yra didelis pralaidumas ir jūs turit problemų, yra sumažėjusi, reiškia, geroji bakterija ir reikia imtis rimtų priemonių ir atstatinėti jūsų žarnyno veiklą ir būklę. Tai mano dideliam džiugesiui aš turėdavau šitą bėdą dar prieš gerą pusmetį, o šį kartą, kadangi nieko nevalgiau ir geriau tik tai vandenį ir vartojau būtent probiotikus su fermentais 3 savaitės, mano žarnyno būklė žymiai geresnė ir tai yra, kaip sako, dar vienas įrodymas, kad tai, ko aš tikiu ir tai, ką aš praktikuoju, man asmeniškai veikia. Bet kaip sakiau, turėjau praeiti begalės kelių, begalės dalykų išbandyti, kad aš atsirinkčiau, kas man tinka ir kas ne. Bet vėlgi žiūrėkit, jeigu aš skaitau medžiagą ir aš matau, kad kryptis ta pati, supratimas vienodas, bet žmogus turi kažką tai papildomo ir tai gali pagreitinti, sakysim, kad ir mano organizmo valymo ir atstatymo procesą, aš esu linkusi tikėti tuo ir naudoti. Ir kadangi praktikoje pabandžiau, dabar aš jau galiu su jumis drąsiai pasidalinti, kad taip, Lou Coronos metodai yra tokie. Jo labiau, kad ir dvasiškai jis labai stiprus žmogus, jisai dirbo labai daug su savimi kiekvieną dieną. Taip pat ir reiškia, geria pakankamai skysčių ir vartoja probiotikus ir fermentus ir nebijo to, nes organizmas, mano giliu įsitikinimu, tikrai negali prie to priprasti. Tokiu atveju žaliavalgystė būtų neįmanoma, nes žaliavalgiškas maistas turi daug fermentų savyje išsaugojęs, tai reiškia mes maitindamiesi žaliavalgišku maistu, gyvų maistu, net termiškai neapdorotų maistu, mes automatiškai jau, reiškia, pakenktume savo. Nes fermentai patekę ekstra fermentų į organizmą pradėtų stabdyti, sakysim, kepenų funkcijų, fermentų gamybą ir panašiai. Tai yra visiškai nelogiška. Taip, ir dar vienas metodas, kurį aš taikau, taip pat, kaip jau minėjau, aš ruošiuosi tam sulčių organizmo valymo sultimis 90 dienų. Taip, kad visus tuos kartus sudėjus, tai gaunasi didelis protokolas ir kaip sako, tam tikram etape bus galima derinti vienas su kitu ir jie vienas kitą tik papildo ir visiškai neprieštarauja vieni kitiem. Visus norinčius kviečiu prisijungti, rašykite asmeniškai ir dar, mieli bičiuliai, draugai, aš žinau, kad jums rūpi jūsų organizmas, jums rūpi jūsų sveikata, tai yra puiku, jums rūpi jūsų artimųjų sveikata, bet būkit geri prieš rašydami ir klausdami, apgalvokit gerai klausimą, užduokit tik tokį klausimą, tik tuos klausimus, į kuriuos jūs gavę atsakymus turėsit kažkokios tai praktinės naudos. Parašyti man ilgą laišką ir paklausti, ką man daryti, kad aš buvau, reiškia, bet man tokie simptomai. Aš nežinau nie prieš istorijas, nežinau, kaip jūs maitinatės, aš nežinau nieko, man reikėtų skirti daug laiko išsiaiškinti, kur jūs esat, kas buvo, kas įtakojo, kokie požymiai, kokie simptomai, kokie kraujo analizai daryti, kiek kartų jūs buvot pas gydytoją, ką gydytojai sako, suprantat? Aš negaliu taip paprasčiausiai paimti ir iš piršto išlaužus pasakyti, kad va, jums yra taip ir taip. Aš tik galiu pasakyti ir patarti, kad žiūrėkit, ką darot, duokit laiko ir tada jau konsultuokitės, tada žiūrėkit, kuo aš galiu būti jums naudinga. Tokiu būdu sutaupysim ir savo laiką, ir jūsų laiką. Taip, kad tai yra labai labai svarbu. Mano laikas baigėsi šiam kartui. Aš greičiausiai sulaukusi iš jūsų klausimų įrašysiu sekantį video. Negaliu pasakyti kaip greitai, bet 2 savaičių bėgyje aš būsiu žinoma.